Labas rytas. Pradedame eilinį švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdį. Darbotvarkėje yra 60 klausimų ir viena informacija. Yra siūlymas iš darbotvarkės išbraukti 22 ir 23 klausimą dėl techninių dalykų, nes nebaigtas viešinimas. Ir taip pat neaktuali tapo informacija dėl Pajūrio krašto strategijos. Taip pat yra prašymas įkelti dar vieną informaciją dėl biudžeto pajamų išlaidų plano vykdymo. Kokiu dar būtų siūlymų dėl darbotvarkės? Nematau siūlymų. Ar galime pritarti darbotvarkei su pakeitimais? Ačiū, pritarta bendrų sutarimų. Pirmas. Dėl valstybės nekilnojamo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn, keliai ir gatvės matėm, ar yra klausimų. Ar galim bendrų sutarimų? Ačiū, pritarta. Antras, dėl valstybės nekilnojamo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn taip pat. Ar yra? Taip, prašau pritarti sprendimo projektui su pakeitimu. Pasikeičia priedo 14 eilutėje esančio kelio numerio. Vietoj L429 turėtų būti L1249. Techninis pakeitimas, taip. Ar dar yra klausimų? Galim pritarti. Ačiū, pritarta. Trečias, dėl valstybės nekilnojamo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn taip pat ar yra klausimų? Ar galim pritarti? Ačiū, pritarta vienbalsiai. Ketvirtas, dėl valstybės nekilnojamo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ar yra klausimų? Ar galim pritarti? Pritarta vienbalsiai. Penktas, dėl valstybės nekilnojamo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Ar galim bendrų sutarimų pritarti? Ačiū, pritarta. Šeštas, dėl valstybės nekilnojamo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Klausimų nematau, ar galim pritarti? Ačiū, pritarta vienbalsiai. Septintas, dėl valstybės nekilnojamo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Ar galim bendrų sutarimų pritarti? Ačiū, pritarta. Aštuntas, taip? Kas nors sekat, nes dėl valstybės nekilnojamo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Ar galim bendrų sutarimų pritarti? Ačiū, pritarta. Devintas, dėl valstybės nekilnojamo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Ar galim bendrų sutarimų? Ačiū, pritarta. Dešimtas, dėl valstybės nekilnojamo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Ar galim bendrų sutarimų? Ačiū, pritarta. 11 dėl valstybės nekilnojamo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Ar galim bendrų sutarimų? Ačiū, pritarta. 12 dėl valstybės nekilnojamo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Ar galim bendrų sutarimų? Ačiū, pritarta. 13 dėl valstybės nekilnojamo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Ar galim bendrų sutarimų? Ačiū, pritarta. 14 dėl valstybės nekilnojamo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Galim bendrų sutarimų. Ačiū, pritarta. 15 dėl valstybės nekilnojamo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Galim bendrų sutarimų. Ačiū, pritarta. 16 dėl valstybės nekilnojamo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Pertraukėlė. Sustojom ties 16, taip? Netruko transliacija, taip? YouTube neina transliacija. Laukiam tada. Paviešinsim, kad pirmi 16 prabalsuoti. Tai būna kartais. Trys.
Ar jau galim? Nebuvo iš vis. O dabar yra? Iš naujo pradėti. Tai sveiki kolegos, vyksta Švietimo, kultūros ir sporto komiteto eilinis posėdis. Pirmi 16 klausimų balsuoti vienbalsiai. Darbotvarkė patvirtinta su pakeitimais, išmetant 22-23 klausimą pirmą informaciją ir papildant antrą informaciją. Tęsiame posėdį nuo 17 klausimų dėl valstybės nekilnojamo turto perėmimus 16. Atsiprašau. Nuo 16 klausimo dėl valstybės nekilnojamo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Ar yra klausimų? Ar galim bendru sutarimu pritarti? Ačiū, pritarta. 17 darbotvarkės klausimas dėl valstybės nekilnojamo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Ar galime bendru sutarimu pritarti? Ačiū, pritarta. 18 dėl valstybės nekilnojamo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Klausimų nematau, galim bendru sutarimu pritarti. Ačiū, pritarta. Ir 19 klausimas dėl valstybės nekilnojamo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn. Ar galime bendru sutarimu pritarti? Ačiū, pritarta. 20 dėl Klaipėdos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais asociacijai Brožių kaimo bendruomenė. Prašom trumpai pristatyti. Prašom pritarti sprendimo projektui ir Brožių kaimo bendruomeniai perduoti kultūros namų patalpas esančias Vėžaičių gatvė 26/7 Brožių kaimas. Ten bendruomenė ir šiuo metu vykdo veiklas ir planuoja tas veiklas tęsti. Tiesiog pratęsiam terminą. Taip. Ar turime klausimų? Ar galim bendru sutarimu pritarti? Ačiū, pritarta. 21 dėl kreipimosi į nacionalinę žemės tarnybą prie aplinkos ministerijos perduoti valstybės žemės sklypą esantį Radailio kaime Sendvario seniūnijoje Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teisę. Kaip suprantu, čia yra Eketės piliakalnis. Taip. Ir ką jūs darysit su tuo sklypu, tai ir ką mes darysim su tuo sklypu? Ir yra planuojama rengti edukacinės erdves, apžvalgos aikštelės, takai, laiptai, tilteliai sutvarkyti želdinius. Ar yra klausimų? Ar galime bendru sutarimu pritarti? Ačiū, pritarta. 22-23 išimti. 24 dėl sutikimų perimti Upelio gatvėje Jakų kaime Sendvario seniūnijoje Klaipėdos rajono savivaldybėje esančius vandentiekio nuotekų šalinimo tinklus. Prašom pritarti sprendimo projektui perimti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus pagal trišalę sutartį. Ar yra klausimų? Ar galime bendru sutarimu pritarti? Ačiū, pritarta. 25 dėl sutikimo perimti Šlapšelės Dauparų kvietinių seniūnijoje, Šlapšelės kaimas, Klaipėdos rajono savivaldybėje esančius vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus. Analogiškas pagal trišalę sutartį prašome suteikti. Ar yra klausimų? Galime bendru sutarimu pritarti? Ačiū, pritarta. 26 dėl sutikimo perimti Siuklių gatvės Gargždų mieste, Klaipėdos rajono savivaldybėje esančius vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus. Analogiškas taip pat. Taip, ar turime klausimų? Ar galime bendru sutarimu pritarti? Ačiū, pritarta. 27 dėl sutikimo perimti Ragupės gatvėje Triušelių kaime Sendvario seniūnijoje esančius vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus. Analogiškai. Ar yra klausimų? Galime pritarti? Ačiū, pritarta vienbalsiai. 28 dėl 2016 m. Liepos 28 dienos valstybinės žemės sklypo dalies nuomos sutarties ir 2018 spalio 25 dienos susitarimo pakeisti sutartį nutraukimu. Prašom pritarti sprendimo projektui nutraukti sutartį, kadangi pasikeitė statinių savininkas. Ar yra klausimų? Ar galim bendru sutarimu pritarti? Ačiū, pritarta. 29 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo esančio Liepų gatvė 30A, Vėžaičių miestelė Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje dalies nuomos. Prašom suteikti išnuomoti po pastatais esančią žemę.
Ar yra klausimų? Galime pritarti. Ačiū, pritarta vienbalsiai. 30. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio Kuršlaukio gatvė 11, Gargždų mieste, Gargždų seniūnija, Klaipėdos rajono savivaldybė, pardavimo atviro aukciono būdu. Prašom pritarti sprendimo projektui ir kreiptis į nacionalinę žemės tarnybą, kad pradėtų organizuoti žemės sklypo viešą aukcioną esančio Kuršlaukio gatvė 11 Gargždai. Ar yra klausimų? Prašom įsijungti mikrofoną, Viktorai. 0,1898. Aš turiu klausimą, čia keletas tų sklypų, ar jie mums nereikalingi, kad mes juos parduodame? Nereikalingi. Jie mums nereikalingi. Jie yra suformuoti pardavimo tikslams. Ar dar yra klausimų? Galime bendrų sutarimų pritarti? Ačiū, pritarta. 31. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo esančio Kuršlaukio gatvė 6B, Gargždų mieste, Gargždų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybė, pardavimo atviro aukciono būdu. Taip pat prašome sutikti Kuršlaukio gatvė 6B, Gargždai, perduoti vykdyti viešą aukcioną. Ar yra klausimų? Galime pritarti bendrų sutarimų? Ačiū, pritarta. 32. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo esančio Gargždupio gatvė 13, Gargždų mieste, Gargždų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybė, pardavimo atviro aukciono būdu. Taip pat prašome pritarti, parduoti. Ar yra klausimų? Galime bendrų sutarimų pritarti? Ačiū, pritarta. 33. Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo geležinkelio pylimo gatvė 45, Gargždų mieste, Gargždų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybė, pardavimo atviro aukciono būdu. Ar yra klausimų? Klausimų nematau, galim bendrų sutarimų pritarti. Ačiū, pritarta. 34. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės turto nuomos be konkurso viešai įstaigai Gargždų futbolas. Taip, prašome pritarti sprendimo projektui ir perduoti Gargždų futbolui namelius ir laistymo sistemą. Matau, Monika turi klausimą, prašau. Klausimą tokį techninį. Nemačiau niekur, kad būtų kokia nors kaina parašyta, pradinė. Kaina yra sutartį matoma, kada rengiame nuomos sutartį. Sprendimo projekte nėra jos. Ne. Aš dar irgi toks techninis klausimas, ar ten Skaidrioji gatvė, ar ten Basanavičiaus gatvė, nes visą laiką mes galvodom, kad ten Skaidrioji. Tie 3 sklypai. Basanavičiaus, tai tikriausiai, kad Basanavičiaus. Dar visą piktą patikrinkit, nes mes visą laiką galvojom, kad ten Skaidrioji gatvė tie nameliai, nes nuo Basanavičiaus jis 2 ar 3 sklypas, galbūt jie priklauso. Nuo Basanavičiaus, bet... Ar dar yra klausimų? Galim bendrų sutarimų pritarti. Ačiū, pritarta. 35. Dėl negyvenamos patalpos garažo esančio Turgaus gatvė 13A Gargžduose pirkimo savivaldybės nuosavybėn. Prašom pritarti sprendimo projektui ir įsigyti garažą už 11 000. Ar yra klausimų? Ar didysis negalėčiau pasakyti, nes tai yra 19 kvadratų. Nedidelis iš tikrųjų. Ar galim bendrų sutarimų pritarti? Ačiū, pritarta. 36. Dėl negyvenamos patalpos garažo esančio Turgaus gatvė 13A Gargžduose pirkimo, kaip suprantu, adresas tas pats, bet garažas kitas. Taip, irgi 11 000. Ar yra klausimų? Ar galim bendrų sutarimų pritarti? Ačiū, pritarta. 37. Dėl buto ir žemės sklypo dalies Plikiuose pirkimo. Taip, priešgaisriniai tarnybai yra reikalingas butas, todėl prašome pritarti sprendimo projektui Taupio gatvė 20, brūkšnelis Plikiuose įsigyti butą. Ten jisai yra parduodamas. Gaisrininkams trūksta patalpų, neturi dušo, neturi virtuvėlės, o tas butas yra tame pačiame pastate. Ar yra klausimų?
Ar galim bendru sutarimu pritarti? Ačiū, pritarta. 38. Dėl nekilnojamo turto naudoti, negalima naudoti turto nurašymu. Taip. Prašom pritarti sprendimo projektui ir nurašyti smėlio dėžes pavėsines naminuko darželio teritorijoje. Ar galim bendru sutarimu pritarti? Ačiū, pritarta. 39. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų patikėjimo teisę valdomų patalpų esamo pagerinimo darbų atnaujinimo perdavimo Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Įstaigų katilai buvo pakeisti ir šildymo sistemos, tai perdodame pagerinimo darbus. Prašome pritarti. Ar yra klausimų? Ar galime bendru sutarimu pritarti? Ačiū, pritarta. 40. Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų Klaipėdos rajono savivaldybėje nustatymo. Prašome patvirtinti tarifus, kurie yra nustatomi pagal namo dydį, pagal šildymo sistemos. O kaip kainos kyla ar krenta? Palieka tos pačios. Pas mus savivaldybėje tokie tarifai niekada nebuvo patvirtinti. Mes tvirtinamės pirmą kartą, tai kyla, tai auga. Supratau, ar yra klausimų? Ar galim bendru sutarimu pritarti? Ačiū, pritarta. Ačiū, Aidai. 41. Dėl humanitarnės pagalbos suteikimų. Prašom trumpai pristatyti. Taip, į tarybos prašymą skirti 300 000 eurų humanitarniai pagalbai. Yra gautas prašymas Limano miesto savivaldybės, jie prašo automobilio ir prašo 5 nešiojamų kompiuterių. Kompiuteriai būtų naudojami tokiose, kaip analogos mūsų šeimynos. Tai vaikučiai naudotų mokslam, galėtų mokintis nuotoliu, bendrauti su mokytojais, o automobilis būtų skirtas, tai reikalui esant ar žmonės pervežti, arba kokią tai humanitarinę pagalbą pervežti. Tai va, toks yra prašymas ir prašymą pritarti. Ar yra klausimų? Ar galime bendru sutarimu pritarti? Ačiū, pritarta. 42. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 dienos sprendimo dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Prašom pristatyti, kas keičiasi. Tai pagrindiniai pokyčiai būtų tokie, kad pagal naują tvarką būsto nuomų mokesčio dalies kompensacija būtų apskaičiuojama kitaip negu buvo anksčiau, pagal kitokią formulę. Iš būsto nuomos sutartyje nurodytos sumos atimant 30%, kurią asmuo ar šeima padengia savo lėšomis, ir kompensacijos dydis vienam asmeniui negali viršyti vieno valstybės remiamų pajamų dydžio, tai yra 176 eurų, o jeigu yra šeima su vaikais, tai dar pridedant po 20% nuo VRP, ta suma didėja. Taip pat naujovė yra ta, kad nebegalima nuomoti būsto iš artimų giminaičių, jeigu nori gauti būsto nuomos kompensaciją. Bet ar šito nebuvo? Ne, nebuvo iš artimų giminaičių. Tai yra, turės pateikti iš registrų centro pažymą, kad iš to žmogaus, iš kurio nuomosis būstą, kad jie nėra susiję artimais giminystės ryšiais. O visi, aišku, kaip ir seniau, turės deklaruoti pajamas ir turtą pagal nustatytas ribas, atsižvelgiant į šeimos sudėtį. Tokių turim dabar gavėjų tik vieną. Čia yra klausimų? Tokie. Ar galime bendrų sutarimų pritarti? Ačiū, pritarta. 43. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 dienos sprendimų dėl Klaipėdos rajono savivaldybės etninės kultūros plėtros priemonių rėmimo tvarkos aprašo tvirtinimo pakeitimo. Prašom pakeitimus įvardinti. Labą dieną. Pradinis Klaipėdos rajono savivaldybės etninės kultūros plėtros priemonių planas buvo įvardintas kaip 2002-2004 metų laikotarpio ir vykdant tolimesnę kultūros strategiją tiesiog reikalinga pakeisti plano pavadinimą kaip trimetį
tiesiog, kad Techninis toksai. taip redakcinio pobūdžio. Ar yra klausimų? Ar galime pritarti bendru sutarimu? Ačiū, pritarta. 44. Dėl draudimo rūkyti Klaipėdos rajono savivaldybės viešosiose vietose. Prašom trumpai pristatyti. Labadiena. Prašome pritarti sprendimo projektui dėl draudimo rūkyti Klaipėdos rajono savivaldybės viešose vietose. Būtų nustatytos 25 dar papildomos vietos, kuriuose draudžiama rūkyti. Pasiūlymus pateikė seniūnai, kurie turbūt geriausiai žino savo teritorijas, bei Gargždų krašto muziejaus direktorė. Tai Aš iš karto turiu klausimą, kodėl parkas kaip yra, ne visa parko teritorija yra nerūkimo zona, o tik tai dalis. Kaip jūs suženklinsit tai tiesiog? Tai, žinokit, negaliu atsakyti, kodėl seniūnai pasirinko tokį sprendimą, bet matyti yra priežastis. Tai kaip pateikė komisija, narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos komisija pritarė šitam sprendimui. Tai Ar komitetas turi dar klausimų? Prašau, Monika. Pastebėjau, kad iš tą sąrašą įeina teritorijos, kuriuose gausiai renkasi jaunimas. Tai yra teritorija greta kranto mokyklos, jaunimo parkas netoli autobusų stoties. Tai yra džiugu. Ir noriu pasiteirauti, ar dar žadama plėsti spektrą, kuris yra susijęs būtent su tokia jautria visuomenės grupė mūsų rajone. manau, kad tikrai taip, nes komisijos posėdėje ir buvo apkalbėta, kad jeigu bus poreikis, tai visadagi galima praplėsti šitas zonas. Aš dar vieną tokį irgi techninį klausimą. Jeigu yra parkas nerūkiamo zona ir veikia koks nors koncertas, renginys, ar nebūtų tikslinga pažymėti būtent rūkimo vietą kažkur šalia parko, kad nebūtų ten bet kur, bet kaip ir mėtoma nuorūkos. Tai va toks kažkoks. Manau, kad tikrai taip, nes koncertų renginių metu įstatymas uždraudžia rūkyti, tai ta zona rūkimo kažkur turėtų būti pažymėta. Taip pat įstatymas numato, kad draudžiama rūkyti ir vaikų žaidimo aikštelėse, reiškia, stotelių autobusų paviljonuose, tai todėl šitie net nebuvo įtraukti šitos vietos į sprendimo projektą. Viktorai, prašom. Taip, noriu paklausti, prie Vaivorykštės, kurį parkelis tas? Prie Vaivorykštės. Mes pats matom per pertrauką, išeina rūkyti vaikų kokį 20-30 būna būreis į tą parkelį. O tas parkelis kaip ten dabar yra rūkimo, bus ar nerūkimo zona? Parkelis. Šita zona nėra įtraukta, nebuvo pateiktas pasiūlymas. Supratau, dėkui. Ar dar yra klausimų? Ar galime bendrų sutarimų pritarti? Ačiū, pritarta. 45. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 dienos sprendimo dėl pilietinio pasipriešinimo organizacijų rėmimo Klaipėdos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Prašom pristatyti, kas keičiasi. Tai prašome pritarti pakeitimui ir pagrinde keičiasi pakeitimas toksai, kad įmonės įstaigos gali kreiptis tik registruotos Klaipėdos rajone ir sukarintos organizacijos. O kas yra sukarintos organizacijos pas mus iš karto? Į tą kategoriją patenka šauliai ir savanoriai. Toliau yra išdėstyti kriterijai, kuriais remiantis bus vertinamos pateiktos paraiškos. Tai čia 7 punktas. Toliau yra įdėta, kad pareiškėjai gali finansavimą ir įsigijai neturi, negali jo parduoti, perduoti ar kitaip suteikti teisę naudotis tretiesiems asmenims 7 metus. Ir paraiškos forma šiek tiek pakoreguota. Ar yra klausimų? Prašom, Lina. Viskas gerai su ta tvarka, kaip ir. Iš tikrųjų, norėčiau siūlyti patikslinti inventoriaus savoką, nes taip kaip dabar jinai yra traktuojama, gali būti suprasta visaip. Tai gali būti ir pieštukas, ir popierius, ir mokomasis šautuvas, ir mokomasis dronas. Tai tam, kad nebūtų tų interpretacijų, galbūt reikėtų tai nusimatyti ir tiesiog pasitikslinti būtent tas savokas, tam, kad ir pareiškėjams būtų pilnai aišku, ir darbo grupiai vertinant paraiškas būtų aišku ir nebekiltų papildomų diskusijų.
Gal galiu paklausti, gal turite šitos apibrėžimo pasiūlymą? Tai būtų labai puiku. Pasiūlymą tikrai galiu pateikti, bet tik tai pirmadienį, tai jeigu tinka iki tarybos posėdžio, tai drąsiai. Na, tai aišku, pasiūlymus tarybos nariai visada gali teikti. Tai papildomas aiškumas niekada nepakenks. Aš dar vieną klausimą turiu. Klaipėdos rajono savivaldybė ar vykdo kažkokius tai pilietinio pasipriešinimo mokymų, švietimą, kas vykdo, kaip vykdo, gal galite įvardinti. Mikrofoną prašom, Gitaną, įsijungti. Klaipėdos rajono savivaldybė organizuoja, mūsų atsakinga už mobilizaciją Vilma Grikštienė organizuoja mokymus, kuriuos vykdo mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas ir jau ne kartą, ten yra keletas lygių. Ir taip pat mūsų Vilma Grikštienė vienintelė iš savivaldybių mobilizatorių yra išsilaikiusi egzaminą ir turi sertifikatą, kuri gali pati vesti mokymus ir jeigu yra poreikis, galite ją kviestis į įstaigas. Vienintelė iš savivaldybių, iš visos Lietuvos savivaldybių? Taip. O, tai mes esam bagoti. Taip. Tai man labai džiaugiuosi. Šaunu. Ar dar yra klausimų? Ar galim bendrų sutarimų pritarti? Tai laukiam, Lina. Susilaikysit? Kaip? Susilaikysit, bet tai laukiam to pasiūlymo. Tikrai pateikit. Ačiū, pritarta su vienu susilaikymu, visi kiti už. 46. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 dienos sprendimo dėl gatvių pavadinimo suteikimo pakeitimo. Kodėl keičiasi, prašom? Ištaisom įsivėlusią klaidą, kuri buvo priede, 2 kartus buvo paminėta žodis gatvė. Techninis toksai. Ar yra klausimų? Ar galim bendrų sutarimų pritarti? Ačiū, pritarta. 47. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo. Taip, kelios gatvės turės pavadinimus. Ar yra klausimų? Ar galim bendrų sutarimų pritarti? Ačiū, pritarta. 48. Dėl gatvių geografinių charakteristikų keitimo. Taip pat toks techninis klausimas. Ar turim klausimų? Galim bendrų sutarimų? Ačiū, pritarta. 49. Dėl grafų Volmerių atminimo įamžinimo Vėžaičių civilinėse kapinėse. Taip. Labą dieną. Labą dieną, Sonata. Prašom trumpai pristatyti. Taip, prašome pritarti grafų Volmerių kapavietės Vėžaičių civilinėse kapinėse sutvarkymui įamžinimui. Buvo pateiktas Vėžaičių seniūno prašymas, kad inicijuoti darbo grupės sudarimą būtent šios kapavietės sutvarkymui ir įamžinimui. Mero potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė. Darbo grupė apsvarsčiusi nutarė, kad reikia teikti išvadai gauti iš žymių žmonių įamžinimo komisijos. Komisija šitaip pat apsvarstė, išvadai pritarta ir siūlymui tarybai taip pat pritarti. O pritarus darbo grupė, kuri buvo sudaryta mero potvarkiu, inicijuos priemonių, kaip įamžinti būdus, lėšas numatys būtent šios kapavietės sutvarkymui ir įamžinimui. Aš turiu iš karto klausimą, ten buvo kalbėta apie Grabulką, o kaip ten galų gale nesupratau, dėl Grabulkos ar jinai bus atstatoma, ar kažkaip pažymėta, gal galit truputį pakomentuoti. Konkrečiai kurį... Grabulka, kuri buvo Vėžaičiuose, koplyčia ta vadinama Grabulka. Tai tiesiog darbo grupė tikrai spręs šitą priemonę, šiaip yra kalbama ir tai, kad yra dabar yra rengiamas parko sutvarkymo projektas, tai gal netgi į šitą projektą bus įtrauktas siūlymas, sprendinys, kaip šitą vietą įamžinti. Kainos dar nežinomos. Ne. Taip, ar turi komitetas dar klausimų? Ar galime bendrų sutarimų pritarti? Ačiū, pritarta. 50. Dėl tautinės vėliavos iškėlimo fakto įamžinimo, atminimo įamžinimo. Taip, trumpai prašom. Taip pat buvo gautas iš išorės visuomenės siūlymas įamžinti ant Gargždų kultūros centro pastato tautinės vėliavos iškėlimo faktą, kuris įvyko 1988 metais lapkričio 2 dieną. Žymių žmonių istorinių datų įvykių atminimo įamžinimo komisija svarstė šį klausimą ir pritarė.
todėl siūlome pritarti tarybai, kas numatyta įamžinti kitais metais, kai bus baigti Gargždų kultūros centro pastato fasado darbai ir įamžinimą organizuos Gargždų kultūros centras. Ar turime klausimų? Ar galime bendrų sutarimų pritarti? Ačiū, pritarta. 51 dėl pastato Laugalių gatvė 6 Gargždų mieste atminimo įamžinimo. Taip, trumpai, prašom. Taip, taip pat buvo gautas Gargždų ir vaikų jaunimo laisvalaikio centro prašymas apsvarstyti iniciatyvą įamžinti pastatą, jo istoriją. Kaip žinia, šitas pastatas ir visas kompleksas yra istorinė prasme labai vertingas. Žymių žmonių komisija irgi apsvarstė šį klausimą, išvada yra pritarti, todėl siūlome pritarti tarybai. Ar yra dar klausimų? Klausimų nematau, ar galime bendrų sutarimų pritarti? Ačiū, pritarta. 52. Ačiū, Sonata. Taip, 52 dėl Priekulės miesto bendrojo plano keitimo patvirtinimo. Prašom trumpai pristatyti. Labadiena. Pristatome sprendimo projektą dėl Priekulės miesto bendrojo plano keitimo patvirtinimo. Planą parengėm, viešai išdiskutavom, pasuderinom, patikrinom, gavom teigiamą išvadą, gavom audito išvadą ir teikėme tarybai tvirtinti. Ar daug Priekulėje nelaimingų gyventojų dėl šito plano? Mes visą laiką kuriame galimybių planus, tai manau, kad laimingų žmonės matėm labiau, atliepiam jų kai kurios pasiūlymus, tikrai nesu pykčių išsiskirstėm. Labai gerai. Ar yra klausimų? Ar galim bendrų sutarimų pritarti? Ačiū, pritarta. 53 dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024 sausio 25 dienos sprendimo dėl Klaipėdos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 24-26 metų tvirtinimo pakeitimo. Trumpai pakeitimus. Labadiena. Metų pabaiga, nemažai pakeitimų susijęs su valstybės biudžeto dotacijomis gaunomis metų pabaigai. Taip pat yra nemažai perskirstimų ir savivaldybės biudžeto lėšų, tarp projektų, tarp gyvenimų priemonių, tai ir taip pat papildomai numatoma įstaigoms. Taip pat reikia akcentuoti, kad šį mėnesį papildomai veiklos plane numatoma 1 500 000 eurų viršplaninių lėšų. Šių lėšų paskirstimas buvo pristatytas Seniūnaičių sueigose. Seniūnaičių sueigų daugumos sprendimų pritarta šių lėšų paskirstimui 240 000 eurų, numatant atsiskaitimui už vaikų ugdymą Klaipėdos miesto savivaldybės ir privačiose ikimokyklinėse bendrojo ugdymo įstaigose, bei 1 260 000 Klaipėdos rajono savivaldybės daugiafunkciam centrų šiais metais papildomai numatant lėšas. Ir nežinau dabar, ar einam iš eilės didesnės kažkokias sumas? Didesnės gal tik tai kokios tokios reikšmingesnės. Žinoma. Tai kaip ir minėjau, 240 000 papildomai iš biudžeto lėšų atsiskaitimų iš vaikų ugdymą Klaipėdos miesto ir ikimokyklinėse privačiose įstaigose ir Klaipėdos miesto ikimokyklinėse įstaigose. 53 000 yra perskirstama iš švietimo įstaigų to rezervo, skirto patalpų, įrangos ir turtų įsigijimui ir remontuoti įstaigoms perskirstama. Gargždų kranto progimnazijos finansavimas mažinamas 240 000 eurų, nes nebus įrengtas liftas. Buvo planuota, kad įstaiga pati įrengs liftą, tai šios lėšos yra perkeliamos į kitus metus ir vykdytojo numatoma administracija. Taip pat patikslinamas projektas 1000-mečio mokyklų programos įgyvendinimas, 180 000 biudžeto lėšų, jos buvo numatytos kaip apyvartinės lėšos projektų įgyvendinti. Tai matom, kad projektas baigiamas įgyvendinti, tai siūloma šios lėšos paimti ir kitoms priemonėms perskirstyti. Taip pat švietimo įstaigų šildymo išlaidos yra perskirstomos, nes yra sutaupimai, tai yra perkeliama į administracijos eilutę ir paskui bus perskirstumas. Didesnės taip pat sumos yra susijusios
su teritorijų planavimo dokumentų rengimu. Matom, kad nemažai teritorijų planavimo dokumentų dėl vienokių ir kitokių priežasčių įvardintų sprendimo projektą vėluoja arba ir siūloma šias lėšas perkelti į kitus metus, tai 225 000 eurų. Didesnė suma susijusi su Stepono Dariaus memorialiniu parko visos teritorijos tolimesnių vystymų, nes buvo planuota arklidės vežiminės įrengimas pagal parengtą techninį projektą, kadangi vyko ar 2 ar 3 pirkimai dėl to šios arklidės vežiminės įrengimo ir neįvyko, tai siūloma šias lėšas perkelti kitus metus. Na ir didesnės dar sumos iš biudžeto yra susijusios su socialinė sritimi. Tai siūloma papildomai numatyti 300 000 eurų socialinių paslaugų pirkimų iš įstaigų, iš NVO, nes keičiasi mokėjimas už socialinės paslaugas. Taip pat yra įkainiai pakilę įstaigose. Didesnės sumos taip pat susijusios su kultūros programa. Tai siūloma papildomai Gargždų kultūros centrui šiais metais numatyti, Gargždų kultūros centro pastato sutvarkymui numatyti 160 000 eurų. Ir dar likusią sumą 500 000 kitais metais, nes projektas yra įgyvendinamas. Aš priminsiu, kad mes metų eigoje 1,5 milijono buvom iš šios priemonės perkelę į 25 metus, bet matom, kad šių pinigų gali reikėti šiais metais. Taip pat didesnė suma, kaip ir minėjau, susijusi su baseino projektu, kurį įkeliama 1,5 milijono eurų šios metus, tai šių metų finansavimas šiam projektui sieks 10 500 000 eurų, vertinant visus finansavimo šaltinius. Ir didesnės sumos susijęs su administracijos ir seniūnijų darbo užmokesčiu. Tai yra papildomai siūloma numatyti virš 400 000 eurų darbo užmokesčiui, kad užtektų iki metų galo greičiausiai. Ačiū, Mindaugai. Aš tik noriu priminti, kad ir darbo užmokesčio sąskaita metų pradžioje buvo balansuojamas biudžetas ir buvo numažinta dirbtinai darbo užmokestis administracijai. Ar yra klausimų iš komiteto? Dar dėl papildomų. Taip, prašom. Taip pat yra gauta informacija dėl valstybės biudžeto dotacijos 167 000 eurų socialinių paslaugų pirkimui. Tai socialiniams paslaugoms finansuoti, socialinės globos teikimui asmenims su sunkia negalia užtikrinti ir darbo užmokesčius socialiniams darbuotojams. Tai 187 000 į 5 programą ir 5 000 į 9 programą administravimui. Taip, prašom klausti, ar yra klausimų. Klausimų nematau, ar galim bendrų sutarimų pritarti. 2 susilaiko, kiti pritarė. Ačiū. 54 klausimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patikslinimo susiję klausimai. Prašom trumpai, Irena. Labą dieną. Kaip jau Mindaugas pristatė, yra tikslinamas strateginis veiklos planas, todėl tiksliname ir biudžetą. Biudžetas keičiasi 3 692 000 eurų. Pateikta sprendimui, iš jų siūlome 1,5 milijono eurų didinti gyventojų pajamų mokesčio planą ir 318 000 didinamos dotacijos ir mažinama ES pinigai 73,4. Taip pat biudžetinės įstaigos yra pateikusios dėl pajamų padidinimo skaičius. Kaip Mindaugas jau minėjo, turime dar ir papildomų teisės aktų, tai gavome iš socialinės apsaugos ministerijos, yra potvarkis kanclerio ir didinama dotacija socialinėms paslaugoms 172 000 eurų. Todėl šitą sumą pakoreguosim sprendimo projektą ir jeigu dar galbūt bus gautos kažkokios dotacijos iki tarybos posėdžio, pateiksime patikslintą sprendimo projektą. Ar yra klausimų? Ar galim bendrų sutarimų pritarti?
2 susilaiko, kiti pritarė. Ačiū. 55. Dėl 2024 metų mokestinio laikotarpio nekilnojamo turto mokesčio lengvatos UAB Edelmeta. Taip, čia susijęs su kuo, Irena, prašom? Taip, teikiame sprendimo projektą susijęs su sporto rėmimu. Yra tarybos sprendimas priimtas, patvirtintas tvarkos aprašas, todėl pagal tą tvarkos aprašą gavę uždarosios akcinės bendrovės prašymą siūlome suteikti 2000 eurų nekilnojamo turto mokesčio lengvatą. Ar yra klausimų? Ar galim bendrų sutarimų pritarti? Ačiū, pritarta. 56. Dėl 2024 metų mokestinio laikotarpio nekilnojamo turto mokesčio lengvatos UAB Padelio namai. Taip, čia analogiškas sprendimas. Padelio namai prašo atleisti nuo 3929 eurų nekilnojamo turto mokesčio už 24 metus. Siūlome suteikti. Ar yra klausimų? Ar galim bendrų sutarimų pritarti? Ačiū, pritarta. 57. Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą 2025 metų fiksuoto pajamų mokesčio ir lengvatų dydžio nustatymo. Visi lentelės matėm, ar yra klausimų? Ar kas nors keitėsi? Ne, siūlome nieko nekeisti, nustatyti tuos pačius dydžius. Lieka tie patys dydžiai. Ar galim bendrų sutarimų pritarti? Ačiū, pritarta. 58. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo vykdymo, įsiskolinimų padengimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo tvirtinimo. Pasikeitus biudžeto sandaros įstatymui gavome vyriausybės atstovės paraginimą, kad reikia pakeisti tvarkas, todėl siūlome išdėstyti visiškai naujai mūsų buvusią tvarkos aprašą. Ir buvusi tvarkos aprašą siūlome panaikinti ir naujų tvarkos aprašų patvirtinti taisyklės, kaip mes biudžetą sudarome, vykdome, kaip yra apskaitomos biudžetinių įstaigų pajamos, kaip sudaromos apyvartos lėšos. Ir dar norėčiau pasakyti, kad dviejose vietose pastebėjau dar netikslumus, tai 16 punkte reikėtų vietoj Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymų patvirtinimų įrašyti tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymų priėmimo dienos. Ir taip pat 44 punkte analogiškai reikėtų įrašyti vietoj šito minėto įstatymo, įrašyti fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinėme įstatyme ir tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatyme nustatytų skolinimosi limitų. Kadangi anksčiau rodiklių įstatymas dabar yra pervardintas į biudžeto patvirtinimo įstatymą. Ar turime klausimų? Ar galim bendrų sutarimų pritarti tvarkos aprašui? Ačiū, pritarta. 59. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 dienos sprendimo dėl globos centro ir budinčio globotojo veiklos finansavimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Kodėl, prašom pasakyti? Čia toks techninis tiesiog pakeitimas, todėl kad dabar tvirtinsime mero potvarkių pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo dėl globos centro veiklos aprašo patvirtinimo 6 punktas nurodo, kad nuo Liepos 1 savivaldybės meras nustato tvarką, tai čia toks techninis. Tarybos sprendimas pripažįstamas netekusių galių, o mero potvarkis rengiamas. Ačiū. Ar yra klausimų? Galime pritarti. Ačiū, pritarta vienbalsiai. 60. Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Prašau pristatyti tvarkos aprašą. Tai laba diena. Teikiamas sprendimas savivaldybės tarybai, kuriuo siūloma patvirtinti Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašą. Taip pat nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo kitų metų kovo 1 dienos. Prašome pritarti. Rengėjai iš tikrųjų yra šiuo metu komandiruoti, tiek Gintarė, tiek Silvija yra komandiruoti. Iš tikrųjų, tai kadangi mes šitas darbas, šitas sprendimas iš tikrųjų tai yra
projekto Klaipėdos rajonas veža sudedamoji dalis, tai viena iš mūsų gairių, norim pasitvirtinti tvarkos aprašą, pagal kurį iš tikrųjų galėtumėme kalbėti savo gyventojams, pristatyti tą galimybę, kurią nuo kovo 1 mes jam sudarysime. Tai šiandien esame kartu su Visuomenės sveikatos biuro vadovė, jeigu turi klausimų aprašui, tiesiog jau galim. Kaip vežimas vyksta iki kovo 1? Kokia situacija? Šiandien dienai savivaldybė užtikrina 2 iš 3 paslaugų, kurias mūsų įpareigoja tai daryti teisės aktai. Tai socialinių paslaugų pavėžėjimų yra pasitelkta rangovai, tai yra nuoširdus rūpestis, kuris turim galiojančią sutartį iki metų pabaigos. Ir taip pat nuoširdus rūpestis veža mūsų gyventojus į hemodializės. Tai yra iš tikrųjų ta paslauga, kuri ateina mums pagal paciento iš tikrųjų kryptį. Tai buvom susitikę su Gargždų Viltis, tai yra mūsų tas partneris 3, kuris mums padeda iš tikrųjų užtikrinti neįgaliųjų pavėžėjimą. Tai šiandien dienai mes turime susitarimą iš tikrųjų, kad hemodializuojamų žmonės mums padės pavežti iki kovo 1 dienos Gargždų Viltis. O toliau iš tikrųjų, taip pat, žinoma, reikia pabrėžti, kad į socialinės įstaigas savo klientus atsiveža mūsų socialinės įstaigos iš tikrųjų. Tai va, o toliau mes galvojame, kad startuosime ir užtikrinsime dar ir vieną paslaugą, kuri šiandien dieną iš viso mes nekalbam apie ją, tai yra palei šeimos paketą yra priklausoma pavežti, savivaldybės yra įpareigotos pavežti gyventojus, kurie gyvena daugiau negu 2 km nutolę nuo viešojo sustojimo vietos. Tai mes pabandysim užtikrinti ir šitą iš tikrųjų paslaugą, tai yra mūsų nutolę gyventojai, kurie neturi galimybės pasinaudoti to viešuoju transportu, kad galbūt ir juos atvešime į paslaugas. Ne, mes davešim iki paslaugos davešime. Tai... Ne, iki paslaugos davešime. Tai aš kaip suprantu, jeigu atvešit ir parvešit namo, ne taip, kad tik į vieną pusę. Jeigu klientas pageidaus, tai jeigu paslauga bus užsakyta, tai mes jį parvešim ir atgal. Ar dar turime klausimų komitetas? Tai sėkmės viskas ateityje. Ačiū labai. Galim bendrų sutarimų pritarti. Ačiū, pritarta. Ir turime informaciją apie 9 mėnesių Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymą. Prašom Ireną trumpai pristatyti informaciją. Jis atėjo pakankamai vėlai. Aš prisipažįstu, kad nespėjau susipažinti. Taip, teikiame informaciją, kadangi tik ataskaitas sudarėm, ką tik tai išsiuntėm 20 dieną į ministeriją, tai stengiamės pateikti tam pačiam posėdžiui. Tai informacija yra glaustai pristatysiu, kad yra pajamų planas įvykdytas 97,6%. Ir šitą įvykdymą nulėmė mažesnės dotacijų sumos, gyventojų pajamų mokestis yra vykdomas 100,1%, taip pat kitos pajamos irgi yra vykdomos, tai dotacijas mes gaunam pagal įvykdytus darbus, tai šiek tiek vėluoja ir ES lėšos ir kaip matot, biudžeto sprendime jau kai kurias pozicijas mažinam, nes jau nebus įvykdyta šiais metais. Na, o išlaidų planas yra įvykdytas 80%, išleidom 97 su viršų milijonus eurų. Ir pagal sritis tai vykdymas švietime, socialinėje apsaugoje ir kultūroje, sporte yra tikrai, kaip ir praėjusiais metais, virš 80%, 77%. Ir mažiausias įvykdymo procentas yra ekonomikoje ir šitos funkcinės klasifikacijos įvykdymą irgi lemia vėlesni antros programos darbų atlikimai. Kaip matėte, irgi biudžete jau mažinam kai kurias pozicijas ir dėl to, kad jau šiais metais tikrai neįsisavins pinigų. Darbo užmokesčių išleidom 40 beveik 5 milijonus, lyginant su praeitais metais išleidom 38. Ar yra klausimų informacijai?
Tai ačiū, informacija išklausyta ir dėkoju komitetui už darbą. Ir iki kito karto.